Sveiki Jūsų ekranuose pirmoji SMS Credit LT lygos 14 turo šios dienos transliacija iš vakarų Lietuvos ir čia Gargžduose susitinka Vietos Banga ir Pakruojo Kruoja. Aktyviai bando gintis prieš savo varžovą Kruojos gynėjas ir Tomasio Čarkišvilio perdavimas. Vos kamuolys atrodo nekeliauja į savus vartus. Smūgis ir Rimantas Bogužas gelbėja savo komandą, po to dar vienas šansas. Galbūt dažniau kontratakuoja, tačiau kartais ir pabando įsikurti varžovo aikštės pusę, kad ir dabar Aurelijus Staponka pabėga, jo smūgis ir nepataiko į vartus. Dar viena pavojinga situacija ir dabar jau Ričardas Beniušis jau iš kitos pusės kelia kampinį, neseniai iš čia darė Andrius Lipskis, tai Slavickas. Kairėje dar kartą į baudos aikštelę ir dar vienas smūgis, vėl Ričardas Beniušis, o po to jau Donatas Trockis. Tačiau tas kontratakos, kad ir dabar dažnai būna bevaisės, o dabar jau iš karto kita komanda pasileidžia į priekį, Aurelijus Staponka kairėje. Tai gali būti labai pavojinga, Aurelijus Staponka, jo smūgis ir Maris Altermanis. Banga valdė situaciją aikštės viduryje, net daugiau kamuolį kontroliavo galbūt Kruoja, o Banga štai taip kontratakavo. Aurelijus Staponka, perdavimas Aleksejevui, jo smūgis į tolimą į vartų kampą nepataiko. Dabar Rusas, kol kas pakruojiečiai turi visus 3 keitimus ir 3 futbolininkus ant atsarginių žaidėjų suolo. Tiesa, vienas jų vartininkas Andriaus Lipskio smūgis ir atmuša kamuolį dabar prieš save Rimantas Bogužas. Žilvinas Banys į baudos aikštelę, pavojus dabar yra, Martynas Duda muša ir gelbėja savo komandą Maris Altermanis. Banys į baudos aikštelę, pavojus, dar vienas smūgis. O čia pavojinga situacija ir kaip vėl nepavyksta įmušti Bangai. Čia dar viena puikia situacija. Apie pusantros minutės vyks šios rungtynės. Jeigu jos pasibaigs lygiosiomis, Kruoja iškovo 16 tašką, dar vienas perdavimas į baudos aikštelę. Viskas, abi komandos iškovojo po tašką, sveikiname.